nario po tarybos posėdžio matomai bus patvirtintas, kas atstovaus vietoj jo kontrolės komitetą. Tai noriu pasitikrinti kvorumą. Pirmiausia, aš Jadvyga Zencevičienė, esu Rolandas Paškonis. Dar neprisijungė, gal prisijungs toj. Darius, matau, yra ir Teresė yra. Tai pradedam, kvorumas yra, pradedam kontrolės komiteto posėdį. Darbotvarkėje yra dėl 2024 metų Trakų rajono savivaldybės metinių ataskaitų rinkinių audito išvadų. Jo, matau, Rolandas jungiasi. Teikia Danutė Juškevičienė, Trakų rajono savivaldybės kontrolierė, ir antrų klausimų informacija ir paklausimai. Tai pereikime prie pirmojo klausimo ir suteikiam žodį Danutei Juškevičienei, Trakų rajono savivaldybės kontrolieriai. Prašau, Danutė. Labą dieną. Teikiu išvadą dėl 2024 metų Trakų rajono savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio. Tai numato ir Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 172 punktas. Prieš teikiant tarybai reikia man gauti kontrolės komiteto išvadą. Tai turiu pažymėti tai, kad visų biudžetinių įstaigų, visų viešųjų įstaigų, visų abiejų kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių ataskaitų rinkiniai yra patvirtinti Trakų rajono savivaldybės mero. Tai esate jūs įgalioję tarybos reglamento, pagal tarybos veiklos reglamentą, kad merui suteikta tokia teisė šios ataskaitų rinkinius tvirtinti. Tai tie ataskaitų rinkiniai yra visi patvirtinti. Man savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys yra pateiktas, taip pat pateiktas savivaldybės metinių finansinių ataskaitų rinkinys, taip pat pateiktas savivaldybės veiklos ataskaita. Šias ataskaitas jums esu pateikusi, taip pat pateikiau ir audito ataskaitą. Norėčiau pažymėti tai, kad savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitos duomenimis išlaidos 2024 metais Trakų rajono savivaldybės buvo 82 903 000, o savivaldybės administracijos kaip biudžetinės įstaigos 40 331 000. Noriu pažymėti tai, kad savivaldybės administracijoje šios išlaidos sudaro 49%. Kitose įstaigose yra 51% visų išlaidų. Savivaldybės turtas pagal finansinės ataskaitos būklę Trakų rajono savivaldybės yra 233 355 000, o pagal Trakų rajono savivaldybės administracijos kaip biudžetinės įstaigos šis turtas yra 185 284 000. Tai yra 79% viso turto. Ir kadangi audito išvadoje yra sąlyginė nuomonė dėl finansinių ataskaitų, tai nustatytos klaidos yra, kaip matote, daugiausia savivaldybės administracijoje ir jos viršija reikšmingumo sumą, todėl ir yra sąlyginė nuomonė dėl finansinių ataskaitų rinkinio. Tai dėl neatitikimo finansinės būklės ataskaitoje infrastruktūros statiniai 1 812 276 eurai, ne toje eilutėje parodyta, ne toje sąskaitoje, tada kiti statiniai ta pati suma. Nurodyta ten audito ataskaitoje antroje dalyje 18 puslapį. Taip pat dėl 8 turto vienetams, kurių įsigijimo vertė likutinė yra 846 268 eurai neskaičiuoto nusidėvėjimo.
tai infrastruktūros statinių likutinė vertė yra atvaizduota didesnė 36 255 eurais. Taip pat veiklos rezultatų ataskaitoje nusidėvėjimų sąnaudų suma sumažinta 12 587 eurais. Tai čia paskaičiuota nusidėvėjimus už 1 metus, nes nebuvo skaičiuotas už 3 metus. Taip pat savivaldybės administracijoje buhalterinėje sąskaitoje gyvenamieji pastatai apskaitomiems butams atlikus remonto darbus nebuvo padidinta šių pastatų ar butų vertė, nes atskirų butų vertė net yra 43 eurai likutinė. Taip pat į tai neatkreipė ir inventorizavimo komisija dėmesį, taip į šias mūsų pateiktas pastabas ir dar kitas įsakytas pastabas savivaldybės administracija yra pateikus raštą ir šios klaidos bus ištaisytos šiais metais, nes jau finansinės ataskaitos yra padarytos ir jų negalima taisyti, nes jau suvesta į FSAKIS sistemą, tai yra viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinė sistema. Ir jau tų klaidų dabar pataisyti negalime. Taip pat vienoje biudžetinėje įstaigoje taip pat buvo dėl savivaldybės atlikto sporto salės remonto, tai yra Trakų kultūros ir sporto centro apskaitoje ši yra klaida, nebuvo tinkamai apskaityta, tai į nebaigtą statybą apskaitė, o turėjo perkelti, padidinti ilgalaikio turto vertę. Tai šią klaidą jau ištaisė, parašė raštu, kad ši klaida yra ištaisyta. Tai dėl šių dalykų, kadangi viršija reikšmingumo sumą nustatyta, tai yra sąlyginė nuomonė. O dėl savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaito rinkinio yra besąlyginė nuomonė, nes reikšmingų tokių pastebėjimų, kurie viršytų reikšmingumo sumą, nebuvo. Dėl savivaldybės veiklos ataskaitos, tai mes pasisakome tik dėl tų ataskaitų duomenų, kurios yra savivaldybės metinių finansinių ir metinių biudžeto ataskaitų rinkinyje, tai tie duomenys pateikti savivaldybės veiklos ataskaitoje yra tikslus, o tų, kur yra ten pagal sritis, pagal skyrius pateikti duomenys, dėl tų duomenų mes nepasisakome. Tai trumpai būtų tiek. Bet čia dėl tų trūkumų yra sąlyginė ataskaita, ne? Kaip išvardinant. Taip, dėl tų išvardintų punktų 4 yra sąlyginė nuomonė. Dėl to. Nes anksčiaugi nebuvo tokių, nebuvo tas sąlyginės niekada liktis, ar aš čia kažką praleidau. Tai ne visada buvo narys šitos. Buvo anksčiau sąlyginių, bet senokai buvo sąlyginė nuomonė, bet tokių, kad netitikimų, kurių juos ištaisydavo dar iki finansinės atskaitomybės padarimo. Nes dabar sutrumpėjo terminai, anksčiau konsolidavimo procesas baigdavosi gegužės 31 dieną ir mes išvadą pateikdavom iki Liepos 15 dienos. Dabar visi šitie terminai yra tiek sutrumpėję, kad mes nespėjom net pasižiūrėti. Paskui pamatai, kad jau negerai. Kai jau negalima pataisyti. Bet galima, bet galime dabar tvirtinti su sąlyginė nuomonė. Tai dažnai būna tik dėl šitų nustatytų dalykų yra ta sąlyga, o taip, tai mes pasisakome, kad visi duomenys teisingi. Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami sąlyginiai nuomonė dėl savivaldybės metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagrįsti, nes reikšmingumo suma yra nustatyta, pasiskaičiuojama. O tai gerai, tai dabar žiūrėkite, jūs paminėjot fizinio nusidėvėjimo, bet taigi čia buhalterinis dalykas. Tai buhalteriniai dalykai. Tokius dalykus mano buhalterė kiekvienais metais perskaičiuoja ir padaro. Tai dabar šiuo atveju nelabai suprantu. Tai per metus laiko negalima buvo susižiūrėti? Tai mes tik dabar pamatėm. Mes paprašėm po konsolidavimo sistemų, po konsolidavimų, kai pateikti duomenys, mes paprašėme sąskaitų išrašo ir tada pamatėme.
Taip, čia metų eigoje, jeigu žiūrint apskaitą, tai tikrai gali ir kiekvienais metais tas pastabas teikiame. Tai tas, Bet tai čia gaunasi kaip studento paaiškinimas, žinai, paskutinės nakties pritrūko. Nes fizinis nusidėvėjimas, jisai skaičiuojamas buhalteriškai, metinis ir Tai visiems. čia buhalterinės. Bet tai ten reikšmingi skaičiai Jadvyga ir susidaro šitą vietą, aš taip įsivaizduoju, Taip, greičiausiai. Rolandai, bet čia buhalterinės. Dabar dėl to, klaidos. kad buhalterinis dalykas, tai pas mus yra kažkoks įrašas nenormalus. Nežinau, kaip tai traktuoti. Buhalterinės tarnybos čia yra klaidos, kad Bet nesusižiūrėjo. tai turėtų ta buhalterinė tarnyba, nežinau, nėra pas mus tokio dalykų išvies iš principo, bet tai turėtų kažkaip su auditu bendradarbiauti. Ir tai labiau, taigi jeigu metų iš metais tą patį daro, nes pavyzdžiui pastatai, ten aš girdėjau pastatus ir ten apie jau sumas ėjo. Pavyzdžiui pastatų nusidėvėjimas, nesiskaičiuoja metais 2-3, skaičiuojasi 20, 25, 30. Tai Ko šitie metai tokie ypatingi? matyt, kažkaip praleido. Nieko Kaip tu gali dabar jau praleisti? nepakeis. Jeigu tu kasmet tą pačią sumą vis nurašai, taigi tam buhalterinis nusidėvėjimas. Jisgi nėra realus nusidėvėjimas. Jo, kažkada tai rankiniu Net programas būdu turbūt pildėme. nurašo, net nebuhalterinės skaičiuotininkė automatiškai. Man atrodo, programą. jo, kad aš tai nelabai gilinas, kaip mano buhalterė tai daro, bet aš iš praktikos žinau, kaip tai vyksta. Nes pavyzdžiui, kur yra trumpalaikis turtas, tai taip, jis greitai nusirašo, o kur ilgalaikis, jis ilgai nusirašinėja. Ir ten irgi gali buhalterinius žaidimus pradėti žaisti, ar tu nori ten per vieną kartą, ten tokiais šuliukais, ten tų lentelių visokiausių. Aš nežinau, bet tai šiuo atveju, tai jeigu tu pasirinkai kažkokią schemą, kaip taip gali būti? Nusidėvėjimas ir, aišku, galiu paprastai pasakyti, nepaspaudė varnelės. Tas žmogus ir, pavyzdžiui, čia dar gal neįrašyta, bet rašte yra dar perduoti buvo 22 lieptai, irgi nusidėvėjimas buvo neskaičiuotas, nes nebuvo įvesta į eksploataciją. Tai jeigu priimi dokumentus ir nematai, kad tas neįvestas į eksploataciją, man tokį yra paaiškinimą, kad neįvesta į eksploataciją, dėl to nusidėvėjimą neskaičiuojama. Bet ten yra maža suma labai, visai nereikšminga. Čia į išvadą neparašiau. Bet apie tas lieptus, Danutė, pažymėjai išvadai. Aš skaičiau, kaip tik apie lieptus yra. Kad yra 22 lieptai ir neįtraukta nusidėvėjimas. Tai bet į išvadą čia neįrašiau, man atrodo. Gal. Jo, išvadą neparašiau ten ataskaitoje. Ataskaitoje aš skaičiau, jo. Taip, jo, yra čia. Kadangi tos sumos mes negalėjom nustatyti, nes jie neskaičiavo. Taip. Ne, trūksta atidumo, paprasčiausiai trūksta atidumo. Kiekvienais metais ir dėl turto, tai turtas apskaitomas, tai neapskaitomas, trūksta bendradarbiavimo tarp turto padalinių esančios savivaldybės administracijos su apskaitos skyriui. Ir čia kiekvienais metais, pernai prie turto ataskaitos buvom gal 28 rekomendacijas pateikę ir teikė. Ir dėl sutarčių tenai teikė teikė patikslinti. Bet ar galima tada daryti išvadą, kad tai yra reikšmingas? Kadangi yra reikšmingumo sumos, yra 1% nuo savivaldybės. Bet tai čia buhalterinis dalykas. Kaip gali teikti ataskaitą, kad tai yra reikšmingas nukrypimas, jeigu čia yra buhalterinis dalykas? Taip, čia yra buhalterinis. Jeigu tai yra vienintelė priežastis, fizinis nusidėvėjimas. Fizinis nusidėvėjimas, jis skaičiuojamas dirbtinai. Apie ką aš nepagaunu kam. Yra normatyvai, Rolandai, yra normatyvai. Yra sumos nustatytos. Nustatyti normatyvai ir pagal juos. Bet jūs dabar jos dirbtinai sukūrėt. Aš tai jų nesukūriau. Čia man pateikė tokius duomenys. Tai gal gali pataisyti, aš nesuprantu, aš toje vietoje. Tai pataisom ir viskas ir darom normalią išvadą. Čia kažkokia nesąmonė. Dėl buhalterinių dalykų mes gaunam blogą išvadą. Taip negali būti, iš principo. Aš matai, čia biškai ką tik įsivažiavau, kas čia vyksta. Būčiau šitas visus gal anksčiau kažką rašęs, ką tik supratau. Jeigu jau yra pateikta į programą ir negalima taisyti jų tų ataskaitų, tai jau dabar turbūt negalime kitaip.
Jeigu Tai reiškia negalima, nebūna tokių dalykų, kad negalima buhalterinių dalykų taisyti. Galima, bet giliau. Tu savo Galima einama- deklaracijas visas gali pataisyti, o čia matai negali pataisyti, kas čia prastebukla. taip, einamaisiais metais Žinokit, galite galima. pažiūrėti į rekvizitai.lt, mano įmonė 20 metų. Taisom, netvirtinam tokios ataskaitos. Aš nepasirašysiu. Dėl tokių dalykų tai mano prieš iš karto balsavimas. Čia buhalterinis dalykas, čia yra fizinis nusidėvėjimas. Taisom ataskaitą, įvyko techninė klaida, nėra jokių reikšmingų. Koks reikšmingas? Fizinis nusidėvėjimas reikšmingas, pinigai pradingo. Kaip galima? Danutė, o gal jos jau yra pataisytos? Jau šių metų. Taip. Jie yra buhalteriniai. Tai Jūs dėl čia to padaryti blogą išvadą, jūs juokaujat. bet ar ataskaitos parodo tikrąją teisingą būklę? Kadangi skaičiai Čia yra netiekia metinė tos- ataskaita. Danutė. Taip, Jūs ją taip. dabar darot, kad jinai pas mus yra bloga veikla metinė savivaldybės. Ne, aš sakau, kad bloga veikla. Bloga. Jeigu jūs ataskaitą sakote, yra reikšmingas nukrypimas nuo skaičių. Reiškia, jinai bloga. Nu, tai reikšmingas tik tom sumom. Tai reiškia tik tom sumom. Tai iš principo, Ne, bet pavadinimas jau jos pataisyti. parodo, kad jis pas mus yra negeras. Nu, Danutė, jūs apie ką? Tai visos, nenoriu. Man neįdomu, kas tose visose savivaldybėse. Man įdomu, kas Trakų rajono savivaldybė darosi. Man jo žmonės rūpi, savivaldybė šitą rūpi, o man švenčininkai, šalčininkai dėl manęs, tai jie gali visi pasilikti. Tai jeigu būt pataisę, tai aš prašau, tegul Tai taiso. gerai, pataisom, kas trukdo. Atidedam, pataisom, darom Tai- normalią išvadą. Kodėl Tada mes taip renkamės dar nepasielgsim? kartą, jeigu šitaip. Jo. Surinksim dar vieną Iki kartą į tarybos posėdį. posėdžio. Tai iki tarybos posėdžio nepateiksim. Iki tarybos nepateiksim, pateiksim kitai tarybai. Nenumirs visi, palauks. Nes dabar, nusakau, čia nonsensas. Dabar mums reikia savo gerą vardą gadinti dėl to, kad yra buhalterinis nesusipratimas, dėl fizinių pastatų nusidėvėjimo, jūs ką juokaujat? Tai čia vienur tai dėl fizinio nusidėvėjimo čia nėra ta didelė suma, bet nėra ne tos eilutės. Tai pataisom eilutės, nu, kur problema? Tai rašom į kitą eilutę. Danutė, jūsų nesigirdim. Negirdim, Danutė, tavęs. Negirdim, Danutė, jūsų. Sąlyginių nuomonių tikrai ir anksčiau buvo. Nu, žiūrėkit, nu, ne tos priežastys. Ne, nu tai galim pabalsuoti. Jau nuo to pašlo. Nu. Nes nu taip negerai. Nu, Penktadienį padarom dar vieną posėdį ir viskas, ar nespėsim. Nu, padarom staigiai iki penktadienio papildomų klausimų padarom. Tai jeigu man pateiks patikslintas ataskaitas, Aš manau, kad pateiks. Dabar paprastas dalykas, dabar mums juodinti savo vardą dėl to, kad ne į tą eilutę skaičiukas įrašytas. Danutė, pagailėkit. Pagailėkit, nu tikrai. Ką manot, Darom kiti? taip. Pateiks tą papildymą. Nu, čia, jeigu jūs sakot, ne į tą eilutę, tai į vieną eilutę įrašyti, tiesiog skaičiukus pakeisti, paskaičiuoti fizinį sudėvėjimą, nu čia pusę dienos darbas. Jums pateikiam naujus skaičius, jūs pataisot išvadą, padarot, kad nereikšminga. Reikšminga. Kad nebūtų sąlyginiai. Nu taip, nu ką mums tai reikia? Ką mums tas įrašas reikalingas? Aš nematau čia tai tikrai tragedijos, bet jeigu jūs matot, net neįsivaizduoju, kaip tai padaryti fiziškai. Jeigu man savivaldybės administracija pateiks suvestinę gerą, su administracija pateiks finansų skyrius sakė pataisys toj konsolidavimo sistemo ir suformuos naują ataskaitą, tai tada, jeigu tai bus galima. Bet šitas ataskaitas jau nuėjo ir į mero tą. Jos jau yra patvirtintos, jos nuėjo ir į mero veiklos. Visi šitie skaičiukai nuėjo visur. Bet pabandom, tai nėra skaičiukų baisiai daug. Aš gal sakyčiau, nedarykim šitos tragedijos, taigi čia nedidelės klaidos. Nusidėvėjimas gali būti priskaičiuotas sekančiais metais. Ilgiau Kas reikalingas, ilgiau naudosim tą turtą.
Nes dabar įsivaizduokit jau atspausdintos ir tos ataskaitos ir viskas jau. Ir paskelbta viskas viešai. Ir viešai paskelbta ir dabar Nu, mes padarom taisymą jau žinot, gal per vėlai tas viskas bus. Ir žinokit, ir anksčiau tai buvo. Reikia tik paieškoti, tikrai buvo tų sąlyginių nuomonių ir... Taip, Danutė teisė, jinai negali, jeigu yra nustatyta procentas sąlyginės nuomonės, tai jinai negali pasakyti. Bet man nesąmonė, kad iš vis tokia ataskaita nukeliavo, kaip taip? Nu tai, Rolandai, jinai nukeliavo jau iš finansų skyriaus, iš finansistų nukeliavo. Nu tai tada visi kalti, visi, kad nekontroliavom, visi nuo žemesnio lygio iki aukščiausiojo, jo, visi. Aš manau, kad nedarykim tragedijos, jeigu tai būna tas nusidėvėjimas, nėra čia toks jau, sakytum, kad kažkur tai netitinka bendros sumos. O dabar viskas, nu ką, jeigu nepriskaičiuotas nusidėvėjimas, tai yra bendroji turto vertė. Ta suma. Teresė, kaip tavo nuomonė? Šitą aš atidžiai peržiūrėjau visą tą ataskaitą, gaila biškiai mums irgi pritrūko laiko, bet susipažinau su kontrolierės išvada ir mano tokia nuomonė tikrai buvo viską išanalizuota, kruopščiai pasakyčiau, todėl kad tokios straipsnis ten balanso irgi buvo išvardinti, kokie, bet aš skaitau, kad čia nedidelės reikšmės tos tokie, kaip pasakyti, netitikimai, nedidelės reikšmės ir jie turėjo būti pažymėti, todėl kad, kaip jau buvo pasakyta, kad ataskaitos jau priduotos visur ir veiklos ataskaitas šitie skaičiai atspindi ir visur, kur reikėjo jau pristatyti tos ataskaitos, tai yra pristatytos. Tai dabar tik pakoreguoti, tai vadinasi, užims biškį laiko. Bet pagal išvadą kontrolierės, tai aš sutinku, kad šitie netitikimai, kur buvo išvardinti, nu ten porą tų netitikimų dėl turto padidinimo vertės, kad po kapitalinio remonto ir amortizacijų nepriskaičiavimo, tai aš skaitau, kad čia sudaro mažesnį tą procentą, pagal kurį galima skaityti, kad čia didelį ten nusižengimai ar netikslumai. Aš skaitau, kad čia neturi tokias didelės reikšmės, nu būna, kad ataskaitoje yra netitikimai, čia viską, kaip buvo pasakyta prieš tai, galima ištaisyti, čia nepiktybiškai, čia nespecialiai, tokios klaidos nieks nepadarė, nu tiesiog ne į tą eilutę įrašė. Tai aš skaitau, mano nuomonė, kad šitos visos pastebėjimai yra nereikšmingi ir sudaro tokią nuomonę, kad pavyzdžiui, šitą ataskaitą, įvertinta jinai pozityviai. O sąlyginė ta nuomonė, tai reiškia, kad yra kažkokie tai pastebėjimai dėl to ataskaitų. Ir aš skaitau, kad mes galim praleisti, pritarti šitą išvadai, todėl kad, aš skaitau, kad čia nedidelės reikšmės yra tie, tokie nedideli, kaip pasakyti, nereikšmingi padaryti, gal ne klaidos, o gal tokia, kaip ne klaidos, o tiesiog tokie apleidimai, aš nežinau. Praleista, netiksliai pažymėta, netiksliai įrašyta. Čia tokie nereikšmingos klaidos, galima pasakyti. Klausau, Rolandai. Bendra ataskaita viskas, bendra ataskaita į finansinį ir veiklos ataskaitą, viską atitinka reikalavimams ir viską gerai padaryta, išvardinta ir finansai visi sudėti ir išvados dėl skolintų pinigų ir viską atitinka teisės aktams. Tai, o tokia smulkmena, kad ten
amortizacinį priskaičiuotą, tai aš galvoju, kad, nu, tiesiog vat parašyta, kad buvo tokios pastebėjimai ir viskas. Ačiū, Terese. Mano nuomonė, kad šitą čia nereikia taip, nu, kreipti dėmesį, kad čia jau tokie nusižengimai ar visa kita. Čia tiesiog, nu, kaip ataskaitoje visur yra tokie pastebėjimų. Ačiū, Terese. Rolandai, klausau. Nu, nesutinku aš su Terese. Dabar dėl kažkokių smulkmenų pas mus atsiranda įrašas. Ne variantas. Gal padarom kitaip. Jeigu čia Jadvyga, pavyzdžiui, turi laiko, visi turi laiko, tai gal pasikviečiam greitai rytdienai, pavyzdžiui, rytoj padarom susirinkimą komiteto, pasikviečiam Dianą, rengėjus ir pasitarėm, kaip čia geriau pasielgti. Nežinau, gal tada gal suformuluoti tiesiog šitą kokią kitą žodį, tiesiog ne sąlyginį. Ne, nu tai žodis yra Kito negali. koks kontrolierė gali. Gerai pasiūlė Rolandas, o kodėl mes negalim tai padaryti Jadvygai kaip pirmininkė, tai pabandom rytoj. Rytoj susirinkėm, pasikviečiam finansų skyrių. Pasižiūrim dėl tos ataskaitos, gal eina tą viską pataisyti, va taip. Ir jokia ta ataskaita bus nesąlyginė. Reikia tada informuoti šiandien juos, kad jie žinotų. Tai gerai, Tomas pasirūpins. Aš nežinau, ar čia, jeigu visi dokumentai pateikti, aišku, kiekvienas dokumentas galima koreguoti, bet čia užima laiko. Jeigu dabar į mokesčių inspekciją ir registrų centras pateikto tas ataskaitas, tai jeigu reikia koreguoti, tai... Rantuoja specialistus ir paklausim, kaip yra iš tikrųjų. Bet aš manau, Tomas organizuosi? Esi, Tomai? Taip, žinoma, esu, jūs tik pasakykit, ką pakviesti, kelintą valandą aš sušoksiu, sukviesiu visus. Reiktų pažiūrėti į darbotvarkę, kada gal tada iš ryto. Galim ryte. Galim ryte. Gal kokia... Dar tada visą dieną visokiems dalykams bus prieki. Gal kažkokie sprendimai bus priimti. 9 ryto, 8, kaip kas. Nu, Tomas, tegul pasitarė, kaip tu manai, kokia tada? Tai, nežinau, gal 9, tarkim, valandai, manau, administracijų tikrai prisiderintų. Nu, nežinau, ką čia reikia kviesti. Tomai, rytoj suorganizuok 9 valandą. O tada ką pakviesti reikėtų iš... Diana, Alda. Buhalterija. Tai dabar jinai negali prieiti, tiesiog atsakyti tos klausimus, ar įmanoma, neįmanoma tai padaryti. Kur dabar jie gaudys? Rytoj 9 susirinksim. Jau bent jau žinos, ko klausim. Tai dabar klausim. turi būti žmogus. Tai gal bus pasiruošę bent jau. Tai dabar nukrysim iš dangaus. Taip, ne, dabar jau nekvieskim, pakvieskim rytoj rytą, bet aš manau, Danutės dar noriu paklausti, jeigu bus taisymas, tai jis jau bus taisymas 25 metų data, jau ne už praeitus metus. Tai taip, taisymai bus, aš dabar galvoju, kad tik galima, nes yra ir atsakytas ir raštas, kad bus ištaisyta šiais metais. Yra raštas tau. Taip, aš turiu. Nu, tai reiškia, jie Dėl informuoti. audito ataskaitos projektų ir mes tada su administracija aptarė. Dėl reiškia, audito išvada yra aptarta. Na, tai informuoti, jeigu atsakė raštu, tai viskas informacija pateikta, tai ką mes dabar klausim. Dėl audito ataskaitos projektų. Jo, Ir audito išvada buvo aptarta. Kitaip jau nepataisysi atbulinė data. Bus pataisyta tik 25 metų data. Nu, kas? Tegul būna pataisyta. Nu, tai jau bus pataisyta, tai ne ir bus pataisyta, Rolandai. Tai bus bent jau, kad matysis, kad čia dėl šūdų ir nieko. Nes dabar suprantat, nesimato. Dabar yra pavadinimas. Yra esminis nukreipimas, o kodėl, kaip, kas. Nebent tą raštą pridėti, Danutė, prie ataskaitos kaip priedą. Danutė. Kokį? Nu, tą, kurį gavot atsakymą, kad bus pataisyta 25 metų data. Surinkam rytoj specialistus ir pasidarėm. Bus kas pateikė, bus kas pasakys techninę klaidą. Gal bus kažkas priimta, kažkoks sprendimus kitoks. Terese, tavo ranką pakelta. Na, nežinau, mano nuomonė, tai
šitą išvadą jis sudaro tokias neigiamos nuomonės apie veiklą, apie finansinius rezultatus. Nu, tikrai nesudaro. Ne, Mano galva tai sudaro. Ne. Nu, dėl amortizacijų, kad sudaro, tai čia reikia... Ten neparašyta dėl amortizacijos. Išvada yra jos pavadinime užkoduota. Rolandai, gal karštai labai priimei tu taip tą sąlyginę išvadą. Nu, ponia pirmininkė, aš dar, jeigu administracija susipažino su to projektu, su išvada ir jokio tokio pastebėjimų neįsakė, nu tai šitą mes irgi žiūrim, viską matom. Gerai, aš tai netragiškai šitą viską matau. Gal jūs mane įtikinsit per naktį, kad čia viskas gerai? Nu, aišku, gal įtikins. Nu, bet aš, mano nuomonė, kad čia darbo dienos pabaigos liko valandą. Jokio poveikio administracijai šiandien rytoj 9, taigi nieks nepasikeis. Skaičiuojam valandas, šiandien nuo 4 iki 5 rytoj. Nu, gerai, mes turim iki 15 dienos reikia pateikti tą išvadą, nu tai rytoj dar 15 dieną galim dar susitikti ir šį rytą. Tinkame šitą apsitarsim galutinai ir tada nuspręsim. Nu, tai rytoj tiktų, jeigu mes dar rytoj renkamės, tavo nuomonė. 15 diena. Man tinka. Ir viskas, Tomas, suorganizuok tai. Nu ir viskas, ir sutarėm. Tai tada... Kokį klausimai? Suformuluokit klausimus tada. Ir informuok administraciją. Man pačiai formuluoti. Žiūrėsim. Ne, tai Rolandai, jeigu tu keli tokie klausimus, suformuluok. Kokie tu nori atsakymas, koks klausimas turi būti? Aš iš vis norėčiau, kad šitas pavadinimas prapultų. Sąlyginė išvada. Mano tokios noras. Ta sąlyginė išvada rodo, kad kontrolės pastebėjo šitas klaidas. Bet jeigu... Jo, bet kai pasigilinė į klaidas, tai klausimų pradeda kilti. Pastebėjo kada? Paskutinę naktį? Bet jeigu, Rolandai, yra administracijos, o kada yra atsakyta administracijos, Danutė? Kada raštas jų? Raštas administracijos 9 dieną atsakyta. Nu, tai prašau. O aš buvau prieš 2 savaitės pateikus. Šitą administraciją dar su direktorė kalbėjau prieš išeinant atostogų. Tai prašau, nu tai yra ir susipažinę ir žinojo, kad svarstysim ir visa kita. Aš manau, tada gal statom balsavimui ir balsuojam, ar tvirtinam šitą išvadą su sąlyginę, ar kviečiam atidedam. Kodėl mes dar negalim rytoj išeiti specialisčių pasikviesti? Gal jūs pasakysite? Klausom jų nuomonė, gal kažką kitaip. Gal kažką pasiūlys geresnį, kažką įdomesnį. Vis tiek jų čia daro pasirytis. Gerai, pritariam pirmininkai. Sutikit, kad rytoj 9 valandą susitiksim ir aptarsim dar kartą. Tomu, kai galėtum rytoj paskelbti 9. Tai tada mes turim šiandien priimti sprendimą, kad į kontrolės komiteto posėdį kviečiame finansų pažeidimus. Dėl finansinių ataskaitų pakeitimo kviečiam specialistus. Ne pakeitimų, tiesiog įsiaiškinimų. Nu, tiesiog dėl tų klaidų kviečiam specialistus į posėdį. Tegu jos paaiškina. Taip. Tai dabar kokius specialistus kviečiam? Diana? Tomukai? Tai kiek aš supratau, tai finansų skyriaus vedėja Diana kviečiama, taip, ir buvo kalba apie apskaitos skyriaus vedėją. Taip. Nu, tai turbūt. Taip. Tai tada ir priimam tokį nutarimą, kad posėdis atidedamas iki rytojaus ryto 9 valandos ir pasikviečiam į posėdį šios atsakingas vedėjas. Ačiū tada viso gero. Iki rytojus. Iki rytojus 9.